Nu ką, sveiki visi, sėkmingai nusileidau Islandijoje. Tik nerandu daiktų savo, visur ieškau, bet nerandu. Išsibarstė viskas, nieko neliko. Buvau praėjęs pasižiūrėti, pas pilotus irgi čia viskas išsibarstė, patys pilotai irgi išsibarstė. Tai va tokie reikalai. Nežinau, kas toliau bus. Bent su batais, bent vienas pliusas. Pirmą kartą esu Islandijoje ir paprašysiu jūsų visų pagalbos, laikinat, komentuojat. Ir taip pat talentingų žmonių, kurie moka editint video, tai paprašysiu, kas galit. Paimkite iš YouTube'ės mano video, iškirpkite stačią formatą, įkelkite TikToką, Instagramą. Ir tie, kas surinks 100 000, gaus iš manęs 50 USDT. Tai tiesiog parašykit komentaruose savo TikToko ten niką, aš patikrinu, jeigu toks video yra surinkę 100 000, aš pervedu 50 USDT. Tai va, pirmi 10 trendiniai video. Važiuojam. Nu, o jeigu norite istorinių faktų apie šitą lėktuvą, tai galėsit patys pasidomėti. DC-3 lėktuvas, jis čia tikrai nenukrito, matot, kaip gražiai iš čia padėtas guli, tai jį čia atvežė. Neskaičiau iš tikrųjų, nebuvo laiko, tai va, kam labai įdomu, galite aplankyti Islandijoje tikrai va tokioj va nuošalioj vietai. Nėra populiari vieta, nei vieno turisto nėra, tai gal patiks, šiaip galima į vidų įlipti ten lentutėm sutiesta, kad išlaikytų. Žiauriai cool atrodo. Tai va, ten yra aikštelė, galima prie pat privažiuoti per normalų kelią ir pasistatyti mašiną. Turbūt turėčiau pasiteisinti, kodėl prasidėjo video ne nuo pradžių, o jau nuo šitos vietos. Nu, nes iš pradžių išlipus iš lėktuvo vis tiek stresas, kur ten eit, kur ten tas automobilis, nauji keliai, tai galvoju, biškį atsigausim, apsiraminsim. Tai vat, sėdžiu mašinai, padarysim vėliau mašinos apžvalgą, šalia mane sėdi mano geriausias draugas, mano kuprinė. Einu išsitrauksiu iš bagažinės maisto, nes jau buvau parduotuviai, papasakosiu, kiek viskas kainavo ir bandysim valgyti, reikia užvalgyti, dar nieko nevalgiau šiandien. Ir kągi aš pasiėmiau iš parduotuvės, pažiūrim, negazuotas vanduo, tai čia bus plauti visokiem dantim, rankom, čia gazuotas, pats gersiu, gazuotas vanduo, ir čia maistukas. Čia tiesiog buvau šiandien labai geras, tai pagalvau desertui. Tada danytė, biškį be glitimo, jau tokia aš valgau. Dar vienas paėmiau, kad, nu, sačiau būtų. Pomidorai brangus, šiaip brangus šie pomidorai. Tada nepatikėsit, bet čia daug, čia kotletai, bet čia labai daug. Čia žinot kiek? Nu, labai daug. Kilogramas kotletų ir kilogramas, ne, biškį mažiau, bet bulvės. Ir viskas. Maišas tuščias. Sumokėta 5700. Tai paskui išversiu, nes dabar tikrai nežinau, kiek čia bus. Tai va tiek, nedaug maisto ir tokia suma. Einam dabar paragausim. Amba biškį karštą pasidarė mašinai. Jau per žiauriai karštą. Atsisėdau galą, nes biškį daugiau čia vietos pavalgyt, pafilmuot, va tiek va buvau prisirengęs be reikalo. Na, aišku, rytas buvo šaltas, bet jau nebe rytas, tai, nu, gal daugiau nebesirengsiu. Va, tai va, kotletai. Šiaip neturiu aš, neturiu šito šakutės, neturiu peilio. Peilį iš manęs konfiskavo oro uoste, nes viršėjo 6 cm, tai sako, sorry, šitą paimsim. Pomidorų nevalgysim, nes tingu plaut. Paskui išsiplausiu. Tai dabar valgysim tik kotletus. Ragaujam kotletus, žiūrim. Kvepia kaip valgyklai, būna pietum kotletas su kažkom. Bulvės, blemba, gražiai atrodo. Ulialia, kaip kvepia. Nemoku perduot kvapą, bet žiauriai gerai, kaip kaviniai kokiai. Kaip koks Green Londonas, tik dar geriau. Pagal kvapą. Žiūrim pagal skonį, kaip bus. Į sveikatą.
Ragaujam bulvę. Jūs galit patikėti, parduotuvė toks maistas. Kom ne restoranas. Nu ką, važiuojam toliau nuotykių ieškoti. Vieną vietelę aplankėm, dabar lankysim kitą vietelę. Pasižiūrėkit, kokie vaizdai gražus. Opa! Gražu pažiūrėti, ne? Gal ten toliau peškom reikia eit, bet aš tai tingiu kaip. Kažkokią pievą norėjau labai gerą vietą nueit, bet rašo, kad kelias, tai va čia tiesiai tas, kur uždarytas. Tai labai blogai. Ką dabar daryti? Paklausit, kur mes čia einam? Žinokit, aš pats nežinau, kur mes čia einam. Bet atrodo čia va šitaip. Ir viskas? Tai va, atėjom niekur, einam atgal. Bet nesakykit, smagi vieta tokia tamsi. Mąstau, gal čia atsinešt palapinę. Pažiūrėkit, stogas ir nelyja. Tylu, ramu, vėjo nėra. Pasaka. Visio, biškį pasivaikščiau užtenka. Gražu, bet, nu ką aš žinau, tą keliu vaikščiot neįdomu. Kam gali būti įdomu takais vaikščiot? Tikrai ne man. Ir ačiū Dievuliui už gražų orą, nes belia kaip gražus oras. Čia taip pataikyk, kad atvarai, saulė šviečia, 12 šilumos, vaivorykštas matosi, nuostabu iš tikrųjų. Tai va, o dabar yra balandžio mėnesis. Kartais dar ir sniego būna, bet kažkaip nesimato. Selija Lansfos krioklys. Nežinau, ar kaip tarėsi, paskui patikslinsim. Nu, didžiulis, didžiulis. Čia prieis arčiau matosi, kaip purslai krenta ant žmonių. Labai arti gal neįsim, bet kiek įmanoma prieisim. Nu, čia biški šlapia, taip konkrečiai. Tai arčiau jau nebeisim. Nu, dar biški. Iki kraštelio. Opa, kaip pučia. Toks lengvas dusas. Žiauriai faina. Čia taip ilgiau pastovėjus galima ir galvą išsiplauti. Užtenka. Man atrodo, užtenka. Belia kas. Bet toks gaivus vandenukas. Da pastovėčiau, bet paskui persirenginėt reikia. Tai nereikia. Čia. Keliaujam mašinam. Ir važiuojam kažkur toliau, įdomiau. Ai, nu dar čia prie šitų krioklių pasilikau, pasirodo parkingas mokamas, tai susimokėjau už 2 valandas, kaip suprantu. Už 2 valandas 900 jų čia pinigų, paskui užrašysiu kiek čia eurais. Tai vat. Dar aš sakiau, padarysiu automobilio apžvalgą, tai vat žiūrėkit, prašau, čia yra automobilis. Aš jį vadinu Jurga, nes, nežinau, labai prilipo. Ir šiaip mes su ją labai gerai sutarėm, kol kas pirma diena, bet pasiėmiau ją su 300 km ir dabar gal 280 lygia, tai ką aš noriu pasakyti, kad jin beveik nieko nevalgo, jin kuklutė labai, automatas, jokių problemų, važiuoji su viena ranka ir daugiau nieko nereik, turi liuką, galima liuką atsidaryti, va, atsidaro, va, už šitą tai gali YouTube'us ir neprimt, tai va, liukas atsidaro. O ko ne kabrioletis, ką? Da pažiūrėkit, iki kur atsidaro. Įsivaizduojat, jeigu šitą, jeigu naktį bus šiaurės pašvaistys, įsivaizduojat, kaip čia viskas matysis. Belia kaip gražu. Paskui dar šitas atsidaro. Tai va, jį iškiši ir kalnus matai. O ko ne pasaka? Pasaka. Tai va, toks automobilis.
ten gale miegosim, ištiesim sėdynės ir miegosim. Turėtų viskas tilpti. Turiu pasiėmęs pripučiamą kilimėlį, paskui parodysiu. Tai vat, ir miegmaišį vasarinį. Ar užteks vasarinę? Nu, pažiūrėsim. Manau, kad užteks. Biški prisėdau sausainų pavalgyti, tai pagalvojau tą progą biški papasakosiu apie kainas. Tai man atskristi į Islandiją kainavo pirmin atgal su Air Baltic iš Rygos į čia 270 eurų 14 centų ir čia su draudimu. Tai vat, tokia kaina, nebaisiai didelė, nebrangu. Toliau, Flixbusas iš Vilniaus į Rygą kainavo 24,97, kuris net neatvažiavo, tai teko pirkti dar vieną bilietą autobusą už 2,3, tada kitos firmos autobusas atvažiavo ir mane sėkmingai paėmė. Šitas mažuliukas kiek kainavo, tiksliau Jurga kiek kainavo. Jurga, kiek tu kainavai, pasakyk? Jurga kainavo, žinot kiek? Jurga kainavo 420 eurus 29 centus su visais draudimais, kad, nu, jeigu kažkas atsitiks, kad man nebūtų ir be jokių depozitų, be kūro depozito, jokių depozitų. Nu, batus nusipirkau tokius, kad, nu, neperšlaptų. Tai 40 eurų, nes, nu, kiekvienas keliaudamas kažkokias išlaidas vis tiek patirs, kažką pirksis, nu, tai plius minus orientuotis, kad, nu, kažko gali prireikti, tai kem eurų batai. Miegmaišis paskui parodysiu yra kupriniai, kuris man kainavo 30 eurų, nes, nu, gal kažkas čia nuomotų apartamentus, aš miegosiu čia gale ir man tai kainuoja 30 eurų miegmaišis. Nu ir kuprinę šitą nusipirkau už 22 eurus ir 4 centus. Nu, nebrangiai. Tai vat, tokios išlaidos, paskui kas eina. Miegojimo pripučiamas kilimėlis. Nes, nu, pagalvokit, čia miegot būtų vis tiek kieta, tai vat pripučiamas miego kilimėlis, manau, mano miegą padarys tokį pasakišką, kad išmiegosiu iki 12 rytoj. Dar rašom 5 eurų, aš va telefonė viską susirašęs, parašom 5, nes visokių smulkmenų reikėjo, kur, nu, tikrai, va keliaujant į tokią vietą, nu, patys pagalvokit, nu, viską čia gali prireikti, plus tu mašinui gyveni, tai, nu, visko, ir čia tik tokią sumą užrašau. Paskui, man kainavo šita GoPro kamera 48 eurus išsinuomot, išsinomau iš žiauriai fainų bičių, matysit jų puslapį, kur galite išsinuomoti, jeigu galvosit, kad norit tiesiog išbandyti kamerą, norit tiesiog pabandyti kažkur kažką pafilmuoti, tai žinokit, aš pats galvoju, tipo, ar man reikia šitos kameros ar ne, tai geriau išsinuomosiu, išbandysiu ir paskui žinosiu, kokios tikrai man reikia. Ir aš žiauriai patenkintas, pažiūrėkit, kokia kokybė, kokia stabilizacija. Žodžiu, puslapį matot, čia aš savaitį sumokėjau 8 eurus su visais priedais, su tripodu, ten su didesniu dar tokiu papildomu lęšiu, paskui ant stiklo laikiklis einava, visa dėžutė ten, pakrovėjų gal, tiksliau pakrovėjas ir 3 baterijos, nu žodžiu, belekoks geras dylas, ne kiek reklamuoju, kiek tiesiog noriu pasakyti, kad, nu va, galima taip sužaisti, nes, nu, galvoju, reikės daug investuoti, bet ne, 8 eurai turi viską, gali pradėti savo veiklą, paskui iš tos veiklos sutaupysi, nusipirksi. Tai va, toliau kas man kainavo. Aš pamaniau, kad talpinsiu viską į atminties korteles, tai nusipirkau 2 atminties korteles, čia po 256, man atrodo, gigus, ar kiek ten eina, už jas sumokėjau 8 eurus 18 centų. Tai va, dar tokia išlaida. Ir kol kas tiek jaučiu, tiek kol kas išlaidų. Ai, žinot, ką prisiminiau? Tas maistas, kurį aš pirkau, jis man normaliai atsėjo. Aš kaip pamačiau, aš galvau, blemba, kur aš papuoliau iš tikrųjų, nes, nu, kainos kosminės. Kainos maisto yra kosminės. Užėjau parduotuvę, ką aš ten nusipirkau, nu, nesąmonė. Taram 8 eurus. 99 centus. Taip, vat tokias kainas Islandija, jeigu nueini parduotuvę kažko nusipirkti, aš galvau, man čia, žinai, dienų užteks, bet aš dabar galvoju, kad, nu, man ir savaitėj tų korliutų užteks. Tokios kainytės. Paskui, va čia tą parking tiketą, kur turėjau, kur rodžiau, tai už jį sumokėjau 6 eurus 15 centų, nu daug. Ar ten už 2 valandas, ant čekio rašo už 2 valandas, ten skaičiau informacijų, rašo visą parą galima laikyti, nu, bet čia daugiau nėra ką pamatyti, tai nežinau, ir verta, nu, 6 eurai. Kitur statyti negalima, visur draudžiami ženklai, nu tai irgi. Nu ir viskas, tokios takelės, tokios tos kainos. Kol kas tiek, judam į kitą vietą. Susiradau fainą vietą. Patį seniausią Islandijos baseiną, kuris yra lauke.
Ir jisai yra nemokamas. Jisai yra nemokamas, vanduo jame turėtų būti šiltas, apie 40 laipsnių. Aišku, gal tiek nebus, kaip čia rašo, bet išbandysim ir pažiūrėsim. Važiuoti nebaisiai toli. 29 kilometrai. Head north, then make a U-turn. Garsiai. Kelias toks, kai kur yra tikrai šiaip sau. Bet pravažiuojamas. O kaip fainai žmonės gyvena čia nais kalnuose. Žiūrim, nėra mašinų, važiuojame. Čia jau kelias toks padorus, gražus. Nu ir nemaniau, kad čia papuls toks pasakiškas fainas oras. Dabar rodo vakare 10 šilumos, saulė šviečia iš visų pusių. Tai tikrai gražu. Nereikia ašarų, Margarita. Kodėl kiekvieną rytą? O ką daryt, kai reikia važiuoti daug kilometrų ir nėra ką veikti? Tai vad dainuoja. Jau nerūpi mum žvejyba, atsipūtę pjaunam grybą. Ką su šitu darom? Lenkiam. Olia plotus reikalas, nu bet aplenksim. O Jėzau, baisu buvo, bet įveikim. Gal pagausime ten karpį, o gal 10 kilų starkį. Krūmuose katė gulėjo ir padvėsusi smirdėjo. Nu, va čia geras vaizdas, nesakykit. Tikrai kažkoks kosmosas. Nu, privažiavom kažkokį kitokį dirvožemį biškį, kelias pasikeitė. Biškį eglio atsirado ant kalniuko, jau auga. Bandam pro liuką pasižiūrėti vaizdų. Nu ką, su Jurga atvarėm dar vieną vietą. Šito man iš tikrųjų patinka. Ramybė jaučiasi, turistų mažai. Ir toks takas tiesus, nu bet tarp tokių kalvų tai toks jausmas geras. Tenai bus kažkur kriokliai, baseinai. Žiūrėkit, 20 centų, ar ne? Įsidėmėkit šitą vietą. Ten kriokliai, čia upė teka ir 20 centų padėsiu va po šito akmenį. Va, kas suras, galės pasiimt 2 centų. Suma nėra didelė, bet nu vis tiek radinys. Manau, kad biškai juda visi. Viskas, easy peasy. Dabar jums dėdė duos patarimą. Pasiemat, susirenkat visus veipukus, aikosus, išmetat, atvažiuojat čia, į šitą vietą ir kvėpuojat. Ir bus daug sveikiau, daug geriau jausitės, žvalesni būsit, geriau gyvenime seksis. Gyvenimas eis tik tais geryn ir geryn. Nes čia oras tikrai toks. Nu, matot. Ėjau ramiais takeliais, pažiūrėkit, kas čia prasidėjo. Kažkur nuklydau jaučiu. Turiu bintą pasiėmęs, tvarstį va kišenį. Jeigu kas atsitiktų. Bet kas čia atsitiks? Žiūrėkit, kaip vandenukas lašo. Va šitą vandenį realiai. Va aš jums tuoj parodysiu, jį galima gerti. Balė. Nu, samanų skonišiai, bet šiaip šito nereikia gerti, toks permirkęs samanom labai. Ir du keliai. Vienas eina į apačią ir nieko baisaus, kits į kalną. Aš manau, aš lipu į kalną. O paskui, kai bus, tai bus. Medelis, pumpuriukai sproksta. Pavasaris artėja. Net galvelė apsisuko. Kas toliau? Nieko, taką matom, eina kažkur. Šitą vandens būtų sarmata neparagauti. Atrodo švarus.
Buvo baisu nuryt, bet buvo verta, galiu pasakyti. Jeigu ką, buvo smagu iš tikrųjų, buvo smagu. Čia galit pamatyti, kaip islandai samagoną verda. Kaista domelis rūksta patys, matot. Čia laikas būtų biški pakeist šitą vamzdį, nes prarudėjęs. Bet garuoja, reiškia sukasi gerai. Aš ir galvoju, ko ten tas vanduo toks skanus. Tai va, kur išeina to šlangą. Jaučiu, hebra nieko nebus, prijaučia tą baseiną, vanduo šiltas, jaučiu, reik šokti triusikus ir užbaigti šiandien dieną. Oriukas vėsus 10 laipsnių, bet turim šiltą baseiną. Pažiūrėkit, kiek dumblių žalių. Biški baisu lyst. Bet prikolas. Vandenukas garuoja tiesiog. Bet ar čia malonu, tai nepasakyčiau. Ouais. 1, 2, 3. Ah oui. 1, 2, 3, 4. Tos, kur matot už manęs, tai tenais tipo reikia persirengti. Bet ten visko prišikta, šiukšlė primėtyti ir žiauri nefainai. Ir čia yra pats seniausias Islandijos baseinas. Skaičiau Google atsiliepimus, kad čia daug kas susirga išsimaudė, nes labai purvinas vanduo. Nu, iš tikrųjų, čia žalias visas ir čia pilna dumblių. Bet užtat šilta. Garuoja visas vandenukas. Pasaka. Einam pažiūrėti iš krašto, kaip atrodo. Ir ką šitą pramogėlė visiškai nemokama, kas nori tas lipa. Ten kalnų po šalta teka. O va šitoj skiliai visi ateina persirinkti. Čia baisiai atrodo. Aš dar šliūrinio pasiėmiau. Ten iš vis koinos kažkokios vaurojasi, ten iš vis prišikta į kampą. Čia, bet yra kur pasikabint, bet tai viso persirenginėjau, šalta, čia baisiai šalta 10 laipsnių. Ir norėtųsi, aišku, po dušų nueit po to žalio vandens, bet nu iš kur dabar gausi, tai yra kaip yra. Nu ką, viškių pasidarėm dopamino, pašalam. Nu iš tikrųjų smirda ten vanduo. Taip normaliai, tokiais dumbliais. Ir ten persirengi net va tam sandėliuke, šalta, purvina, smirda. Aš bičias iš kaimo, nu, kaime prūdė, nėra tai blogai su varlėm maudytis kaip čia. Man buvo keista, kad čia panas maudasi. Ta prasme, net bičiai filmuoja, nelenda jau į tą vandenį, panas mirksta. Man galva neišneša kaip. Sąlygos čia, nu, kaip nemokamai, tai visai gerai šiltas vanduo, pasimaudai su tokiu vaizdu, kur tu dar gausi. Realiai. Užlipau, vat, iš viršaus jį pažiūrėti, va, garuoja, gal per kamerą nesimato. Jo, biški gal ir drėgna galva, geriau taip pabūt. Visiems norėjau priminti vieną labai svarbų dalyką, kad gyvenimas eina, mes senstam ir dauguma kažkokių turim svajonių ir vis atidėliojam. Tai palinkėsiu tų svajonių daugiau neatidėliot ir pasistengti kuo greičiau jas įgyvendint. O kad būtų jas lengviau gyvendint, kas man labiausiai padėjo, tai tiesiog susirašyti planą. Konkretų, ant popieriaus lapo, ko reikia, kaip reikia, kada reikia ir tada, kai viskas aišku, viskas ranka pasiekiama. Svarbu svajot, planuot
ir daryti. Ir niekada neatidėlioti. Nes taip atidėlioji ir gyvenimas prabėga. Tai linkiu, kad jums gyvenimas neprabėgtų, o svajonės pildytųsi. Žiūrėkit, pirmi kažkokie paukščiai, pabandysiu prieiti kuo arčiau dabar. Ne pufilnai, galvau pufilnai, bet kažkokios kaip žuvėdros. Kažką čia turim. Tik greit nubėgti. Vis tiek gerai fokusuoja. Žąsų chata. Žąsų chata. Žąsienų chata. Einam į žąsienų chatą. O eik tu baisi čia, kad užgrius ant galvos. Čia jau krenta viskas. Na, bet nakčiai įsikurt galima. Nakčiai įsikurt galima. Ar tu jauti aistrą kriokliams? Islandija pati geriausia vieta kriokliams. Pažiūrėk, koks krioklys. Didelis. Vanduo krenta iš viršaus į apačią. Filmavimo grupės visur. Vestuvės. Šita vieta kažkokia bombinė. Pažiūrėk, paukštis tūpi tenais. Čia biški net šalta galiu. Taip ir vėsuma jaučiasi. Bet taip didingai čia atrodo viskas. Eina savo. Ten va vestuvės. Labai graži vieta. Pilnai dukres. Nu pizdu, lipom į viršų, gyvenom vieną kartą gyvenime, tai reikia užlipti. Gal nebegrįšiu čia, tai žinot, verta. Ant ten kelius pakirta, dabar plaučius pradeda pakirtinėti. Ant žolės lipti negalim. Visada reikia varyti iki galo, kad ir kaip sunku būtų, nes kai pasieki viršūnę, paskui didžiuoja savim. Į priekį. Pažiūrim, ką mes čia turim. Čia turėtų iš vis žada atimti vaizdai. O, kokia platforma. Ore. Va čia tai suprantu, bet varelės. Wow. Nu ką, jaučiu, baigiam šiandien visus žygius, visas ekskursijas, miegosim štai po šiuo kriokliu, šalia jo tiksliau. Su vaizdais į gražius kalnus, panorama šviečiasi į giedrą dangų, tai reiškia, kad gal matysim žvaigždės, gal matysim šiaurinę pašvaistę. Ten kemperiukas, gal turėsiu draugų, susidraugausiu, bandysiu nusilenkti sėdynės, prisipūsti kilimuką, gal kol šviesu, pabandysiu ir parodysiu jum dar. Tai va, leikiam ilsėtis pabiški. Gerai, bandom pasidaryti miegojimo vietą. Šitas turi nusilenkti čia ir viskas. Tik tai trukdo priekinę sėdynę. Priekinę turim patraukti. Viso, turim. Nu va, ir realiai gal net šito užtenka. Gal tos pusės net nereikia man iš tikrųjų.
Atsidarėm biškį tvarką, bandysim pakuot. Čia užsisakiau iš Temu pripučiamą kilimėlį. Jis turėtų prisipūsti pats. Tiksliau, jame yra įmontuota pompa. Pasižiūrėsim, kaip čia iš tikrųjų. Nu, maišiukas fainas yra. Jau pliusas. Nu, kol kas įspūdis geras. Su gumyte užrišta. Instrukcija. Reklama. Ką galima veikti, ko negalima su jo veikti. Nu jo, jis čia didelis, jis čia net netelpa per ilgį. Kiek aš čia laiko pūsiu dabar. Įdomu pučiasi man. Jaučiu su burna greičiau. Arba reikia... Ai, reikia uždengti skylę kažkodėl tais. Va, tai va reikia daryti. Šaukia, šaukia, bledgi. Nešauk, bled, išdirs. Žodžiu, procesas ilgas ir nuobodus čia. Bet nu ką padarysi? Reikia, nu, miegot kažkur reikia. Bet šiaip man patinka. Jau prisipūtė gana kažkiek įdomu tilps parpuoti. Žinokit, gal netilp. Jau čia reiks lenkti antrą sėdinę. Nu ir ką žinau, sakyčiau, visai gerai gavosi. Va, mano miegmaišės, čia sulgysiu ir miegosiu. Šitas kietai prisipūtė, kad oho, ir net netilpo. Čia va plaiščiau. Ir net netilpo. Užsisuko nemažai. Bet... Ilgiau užteks. Tikrai čia koks 1,80 m bus. Jeigu ką biškį sulenksiu kojas. Nu ir ką žinau, 15 laipsnių miegmaišis. Dabar rodė 8 lauke, naktį bus 4. Nu bet su rubeliais, manau nesušalsiu. Tai va, smagu, kas dažiūrėjote iki galo, būtinai prenumeruokit kanalą, parašykit komentarą, palaikinkit. Nežinau, ką dar galit padaryti. Padarykit viską, ką galit padaryti. Ir aš jums būsiu labai dėkingas. Tai vat, važiuojam, kitas video bus dar nesveikesnis, nes Islandija labai didelė, dar labai daug vietų suplanuota aplankyti. Ir po Islandijos laukia kita kelionė, tai irgi galvokit apie tai, būtinai subscribinkit, kad pamatytumėt pirmį video. Davai, paka. Labanaktis.